Trijų žodžių, kurie pirmiausia šauna į galvą, kai pagalvojate apie grupę Biplan. Tai dabar sakyti? Jo. 3 žodžiai. Man kažkas tokio, kur skraido. Man tas, kas dainuoja ir tas, kas yra popsas. Popsas čia gerai prasme. Tai aišku gerai. Matot, popsas, reiškia ir Verdi, visus operos yra popsas, kadangi populiarius. Čaikovskio simfonijos populiarius. Popsas. Reiškia tai, kas skamba, tai, kas nenurašyta visuomenės. Man atrodo, Biplanai rado savo padangį, savo, reiškia, nišą, dėl to, kad tai nėra galbūt iš tų grupių, kurias kažkas stumia, jie patys savo esmę, savo esybę, jie patys surado vietą pasaulyje. Ir juos visuomenė, ir jaunimas, ir apskaitai muzikos mėgėjai, ypatingai lengvo žanro, atkreipė dėmesį. Jie kažkokį savo, vadinkim, specifinį savo, nepriklausomybę turi, dėl to, kad jie yra savo srity unikalūs. O 13 metų Lietuvos muzikos padangė jūsų akimis čia daug? Čia yra labai daug. Nes jei tu esi žvaigždė, tave iškart pamato, tu greitai įsisemi arba yra kažkokie reikalingi, kažkokie bangaimai. Jei jie ilgai laikosi eterį, ilgai laikosi akiratį, tai yra labai geras ženklas, nes tas, kas yra, kaip pasakyti, kai labai saldu ar labai daug šokolado saldainių tu persivalgai, daugiau nenori. Bet jei tu tai maitinėsi kiekvieną dieną, čia geras ženklas, reiškia maistas geras. Ir reiškia ir muzikinis maistas yra visai neblogas. O jūs eitumėt su jais į žvalgybą? Wow. Visų pirma, su jais turiu, kaip sakant, jiem padiriguoti kažką. Noriu pasakyti, ar jie būtų geri žvalgai. Jo, jeigu jums reiktų, jums ir jiem 4 išeiti į žvalgybą. Aš manyčiau, yra žmonės, aš atvirai pasakysiu, yra pop pasaulyje, kurį aš jam nebijingas, kadangi pats iš ten kažkada išaugęs. Aš stebiu tą pasaulį, yra grupės, yra dainininkai, kurie man sukelia alergiją dėl to, kad jie, vadinkim, jie spekuliuoja kažkokiais dalykais, kurių neturi, bet tai yra grinai reklaminis triukas. Aš jais, pavyzdžiui, nepersisutinęs. Būna grupių, būna dainininkų, aš dar kad pakartosiu, kurie, yra alergija, arba ta pati diena, kai pradeda eterį sukti, arba tas pats veidas, tai vienoje televizijoje, tai kitoje, tai trečioje, tai penktoje, šeštoje. Ir lyg tai pas mus pasaulyje nėra kažkokių alternatyvų. Man atrodo, taip gyvenimas susiklosti, kad jie auga tokioj terpiai, kur jų, vadinkim, unikalumas kaip grupės, savastyje, yra visuomet pastebimas. Kada reikia, jie eksponuojami, kada jų nereikia, bet visi žino, kad jie egzistuoja. Niekas per privartų jų nebruka. Ir tai geras ženklas. O grįžtant prie žvalgybos? Eičiau. O kokia jums pirma daina iškart skamba ausyse, Biplano daina, jeigu pamini žodį Biplan? Aš nenoriu nei vienos išskirti, nes yra blogai, jei tu, pavyzdžiui, atsimintum vieną, kuris tave reprezentuoja, o kiti lyg tai nublanksta. Jie turi savo spalvą. Gerai, ir tada pabaigai, ko palinkėtumėte jiem 13 gimtadienio proga? Aš palinkėčiau jiems, kad jie tokią viziją pavadinimo sukūrė, kad tas pavadinimas pleventų jų muzikiniai vizijoje, kažkoks lygtai sparnuotas, lygtai kažkoks pakilėtas, lygtai kažkoks skraido, lygtai dangus, lygtai žemė, lygtai erdvė. Kad jie būtų universalūs visom prasmėm, kad jie neprarastų savo unikalumą, savo to, kuo jie ir išskirtini, būdami biplanais. Biplan, bilan, dilan, bilan.